Sausio 13 Laisvės gynėjų diena. Prieš 28 metus reali grėsmė buvo pakibusi ties jaunos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. 1991 m. sausio 13 naktį sovietų kariuomeniai puolė Vilniaus televizijos bokštą ir kitus pastatus. Pasaulis pamatė, pasiekta smurto ir žiaurumo viršūnė, nužudyti, tankų vikšrai sutraiškyti beginkliai žmonės, kurie niekam negrasino, niekam nekėlė jokio pavojaus. Savo rankomis laikė glėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o savo žemę. O į automatų šūvius jie atsakė skanduodami Lietuva. Ta naktį prie Vilniaus televizijos bokšto žuvo 14. Buvo sužeista apie 700 žmonių. Kai norime kalbėti apie tėvynę, pirmiausia žodį žuvusiems suteikim. Tai jų alsavimas kaip vėjo gūsas išskleidžia mūsų vėliavas. Jų rankos palaimina ir mūsų darbus ir svajonę. Jų akys stebi mus kaip gyvos žvaigždės ir žemė kalba jų dalykais. Perskaitysiu Rimanto draugo Vytauto atsiminimus. Mes su Rimantu stovėjome greta, kai prasidėjo tankų ataka. Prisimenu paskutinius draugo žodžius. Turėsim ką papasakoti anūkams, kaip istoriją kūrė. Šios atakos metu žmonių minia mane nubloškė atgal. Netrukus pamačiau, kad vyrai neša sužeistą žmogų. Kai priėjau, pamačiau, kad tai Rimantas. Greitosios pagalbos mašinos buvo perpildytos. Todėl paprašėme, kad lengvosios mašinos vairuotojas nuvežtų į ligoninę. Aš važiavau kartu. Važiuodamas dar mačiau, kai Rimantą iš skausmo traukė traukuliai. Tačiau nei žodžio nepratarė.
Buvau netekęs sąmonės. Kai nuvažiavome į ligoninę, nebuvo nei pulso, nei spaudimo. Dar darė operaciją, bet gyvybės išgelbėti nepavyko. Taip ir netekau geriausio savo draugo, paaukojusio gyvybę už Lietuvos laisvę. Rimanto kraujas savo mano rūbų visad primins, kaip reikia mylėti Lietuvą, kokią kainą saugoti tėvynės laisvę. Klasės draugė Daiva prisimena. Rimas visuomet būdavo linksmas, jautrus, kreipdavo įvairius pokštus. Labai mėgo sportuoti, ypač žaisti krepšinį. Klasės draugė Vilma. Jis mūsų klasės draugas, nepakartojamas savo bendraamžių gynėjas ir užtarėjas. Amžinas kovotojas už tiesą. Kaip ir visą trumpą gyvenimą, taip ir sausio 13-osios naktį jis buvo pirmose eilėse. Ir tada jis kovojo už tiesą, už mūsų savo klasės draugų ateitį. O gal kraujas laša?